Nuo seniausių laikų ąžuolas lietuviams jėgos simbolis, tarpininkas tarp dievų ir žmogaus, laikytas griaustinio dievo perkūno medžiu. Mūsų protėviai garbino ąžuolą, žavėjosi jo stiprybė, laikė jį šventu. Galbūt dėl to, kad jie išaugo didžiausi, tvirčiausi, o gal dėl to, kad ilgiau už kitus medžius gyvena. Šiaulių rajone, važiuojant keliu Aukštelkė-Kuršėnai, dešinėje pusėje lauko vidury didžiulis ąžuolas. Jo apimtis 1,3 metro aukštyje yra 8,40 metrų, o aukštis 13,60 metrų. Jis ypatingas. Sakoma, kad jis galbūt netgi stelmužės amžininkas. Kairės pusės medžio dalis negyva, stovi tik skirpstas, bet kita jo pusė gyvybė alsuojanti ir šakas išskleidusi. Mena ąžuolas senolis ir Rusteikų giminės dvarelį. Būtent jų žemėje šis galiūnas ir įleidęs šaknis. Daug jam teko iškentėti. Gyventojai pasakoja, kad į ąžuolą nekartą yra trenkęs žaibas. Prieškariu šalia ąžuolo buvo įkurta plytinė, kuriai degant liepsnos palietė ir galingąjį medį. Kybarčių ąžuolui niekas nesuteikė jokios pagalbos. Kai skilo kamienas, reikėjo apjuosti metaliniais diržais. Kai sviro sunkios šakos, kad nelūžtų, jas paremti. Reikėjo, bet tos profilaktikos ir gydymo paramos senasis ąžuolas nesulaukė. Ąžuolai – tai kartu tikėjimo ir pažinimo simbolis. Jie žemės gyvybė. Puoselėkime juos, lai ateities kartos džiaugiasi mūsų nuostabia žeme.